Labą dieną, gerbimi kolegos. Iš tikrųjų, gal norėtume šiek tiek trumpai apžvelgti vieną svarbiausio dokumento priėmimą, kuris įvyko vakar. Tai buvo 2 dokumentai, tai yra strateginis veiklos planas ir biudžetas. Galbūt galima ir pasidžiaugti, nes tai, kas vakar įvyko, nebeprisimenu istorijoje, kad tai būtų. Tai biudžetas buvo patvirtintas vienbalsiai, visi, kas dalyvavo tarybos posėdyje, patvirtino vienbalsiai. Nebuvo prieštaraujančių biudžetui, nebuvo nei susilaikiusių. Tai jei žiūrint į skaičius, galbūt skaičiai iš tikrųjų pakankamai įdomus, jei lygintume 19 metų biudžetą ir 23 metų strateginį veiklos planą, kas yra suplanuota, tai nuo 64 milijonų biudžetas pakilo iki 123 yra suplanuotas strateginiam veiklos plane. Tai reiškia, daugiau nei 2 kartus išaugo biudžetas per 4 metus. Tai skaičiai įspūdingi. Nors biudžetą tvirtinom 99,3 milijono, bet mes turime įvertinti visus europinius projektus, kurie ateina, visas mokyklas, kurias darysim iš regioninių pinigų ir iš kitų pinigų, kur gausime tiesioginės lėšas, yra iš kelių direkcijos ar iš kažkur kitur. Tai biudžetas palyginus 19 metų ir 23 metų bus tikrai išaugęs dvigubai, o jei su praeitų metų biudžeto lygintas, tai jis yra beveik 17% didesnis. Tai reiškia, kad miesto nėra nei vienos srities, galbūt išskyrus kultūrą, bet dėl kultūros srities galime irgi suprasti. Praeitais metais buvome kultūros sostinė ir kultūros sostinė šiais metais jau nebesame, dabar esame Dzūkijos metai, šie metai yra, tai tiek lėšų kultūriniams renginiams jau nenumatyta, nes tikrai buvom įsipareigoję ir prieš kultūros ministeriją ir prieš šis ministeriją skirti žymiai didesnę pinigų dalį. Taip, visos veiklos kultūros irgi yra finansuojamos ir visos veiklos yra. Kas labiausiai ir smagu yra, kad biudžetas visoms įstaigoms, visiems darbuotojams kyla atlyginimai. Savivaldybės valdomos įstaigos, ligoninėse, kultūros, sporto įstaigose, švietimo įstaigose, visiems darbuotojams kyla, tų darbuotojų yra beveik 4000. Tai visiems darbuotojams pakils atlyginimai, vieniems daugiau, kitiems mažiau. Be abejo, džiaugiamės, kad kyla net ir minimali alga, kuri bus irgi nemažai įstaigų yra, kur dirba darbuotojai, kurie irgi gaus didesnė. Be abejo, turim iššūkius susijusius su energetiniais resursais, iššūkiai yra ir tikrai energetiniams resursams, miesto apšvietimui, šildymui ir visiems kitiems dalykams, kurie mums komunalinės išlaidos padidėja beveik 2,5 milijonais, tai mes turime ieškoti tų lėšų ir balansuoti, o šiaip žiūrim tikrai žmonių, kurie socialiai yra jautrūs ir žinome valstybės šiuo metu politiką, kad turime padėti jautriausiams socialinėms grupėms, tai be abejo mes joms labai smarkiai padėsime ir jiems yra skirtas irgi papildomas finansavimas, kad jiems galėtume už šilumą, už elektrą, už visas paslaugos kažkiek tai kompensuoti. Šitoje vietoje labai daug buvo spekulacijų ir kalbų, kiek to biudžeto užtenka, ar užtenka jo 10 mėnesių, 11 mėnesių ir panašiai. Taip, istorijoje turėjome laikotarpių 2008-2010 metai, kai buvo planuotas biudžetas 10 mėnesių, dabar yra biudžetas suplanuotas 11,5 arba net galėčiau nesakyti net ir 12 mėnesių, nes įvertinę ir atlyginimus, ir neužimtus etatus, ir vadavimus, ir atostogavimus, ir sirgimus, ir visą kitą, ir metų gale visą laiką mes gauname likutį, kažkiek tai lėšų persikelia, tai šitoje vietoje mes tikrai matome, kad uždengiame pilnai ir atlyginimus, ir be abejo komunalinės išlaidas. Kodėl komunaliniam išlaidom planuojama 11 mėnesių? Matom pasaulinę tendenciją, kad pasaulyje krenta dujų kaina, krenta elektros kaina, krenta visos kitos kainos, tai tikime, kad suplanuota su maksimaliu kaina mums užteks 11 mėnesių, kuris suplanuota ir mes išeisime į tą, kad biudžete visos komunalinės išlaidos bus padengtos. Tai jeigu taip labai bendrai, be abejo pasilikome pakankamai didelį rezervą, nes mes norim apsidrausti nuo tų dalykų. Jeigu būtų ekonominė situacija prasta pasaulyje ir Lietuvoje, ką apie tai verslai kalba ir pusė lūpų ir ekonomistai apie tai kalba, tai kad turėtume iš ko ir algas mokėti, turėtume iš ko galimybės finansuoti visą mūsų savivaldybės veiklą.
Ir be abejo, matome, kad ir karas Ukrainoje, kuris mums yra vis tiek mus veikia ir įtakoja, ir visi kiti dalykai, pandeminės situacijos, tai paliekame, nepravalgome šį kadenciją viso biudžeto, neišdaliname populistiniais tikslais jo, o būtent paliekame beveik 750 000 rezervą ateinančiai kadencijai, ateinančiai vadovybei, kad galėtų atėję iš karto spręsti ir priimti geriausius sprendimus. Tai šitoje vietoje tas yra labai svarbu, kad atėjusiam naujai daugumai, kad nėra nulis rezervė ir tu turi ieškoti, galvoti, ką pjaustyti, ką primažinti ir panašiai. Tai galės atėjusi nauja kadencija iš karto imtis darbų ir finansuoti tam tikras veiklas. Sveikata mums yra vienas iš prioritetų. Tai šiais metais irgi didinamas finansavimas biudžete visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumui ir ankstyvojo savižudžių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo sistemos plėtojimui. Na ir žinoma, likęs biudžetas toks pats ir netgi yra didinamos galimybės visuomenės sveikatos iniciatyvoms. Tai vėlgi tai yra ir projektinis finansavimas ir pagal prioritetinės sveikatos kryptis vėlgi bus teikiami projektai, kokių mums labiausiai reikia. Tai žinoma ir didiname ir psichologinės pagalbos prieinamumą, ir toliau finansuojame trūkstamos specialybės ir gydytojus, ir rezidentus, specialistų pritraukimas į ligoninę ir į polikliniką yra mums labai svarbus, tai tęsime ir tuos darbus. Žinoma, kaip ir minėta, socialinėje srityje irgi finansavimas didėja, taigi skirta dvigubai daugiau lėšų socialinės priežiūros senyvo amžiaus ir asmenų su negale taip pat finansavimui. Net 4 kartus išaugo biudžetas asmenų su negale socialinės reabilitacijos paslaugoms finansuoti. Ir žinoma, kitos su sveikatinimu ir fizinio aktyvumo skatinimo susijusios veiklos taip pat bus finansuotos. Na ir kaip minėta, dėl biudžeto didėjimas dėl teisės aktų pokyčio, tai darbo užmokestis kultūros įstaigos darbuotojams didėja 122 000, tai vėlgi, kaip minėta, kultūros įstaigų finansavimas šiais metais yra kuklesnis, renginių finansavimas yra kuklesnis dėl suprantamų priežasčių, tačiau iš tikrųjų teikiama į visus fondus galimus ir projektai kultūriniai vyks, renginiai kultūriniai tikrai įvyks. Toliau biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginėms algos koeficientams didinti skirta 380 000 beveik ir kaip minėta irgi kyla atlyginimai, kyla darbo užmokestis pedagoginiams darbuotojams vykdantiems neformalų vaikų švietimą, iki mokyklinio, prieš mokyklinio ugdymo darbo užmokestis didėja ir tam skirta beveik 1 000 000 eurų. Taigi žinoma, tai šiek tiek galbūt kai kam ir mažiau, kai kam daugiau amortizuos ir infliacija esama ir darbo užmokesčio didėjimas žinoma svarbus ir aktualus yra visiems. Pakomentuosiu dėl visuomenės iniciatyvų, tai iš tikrųjų gavom siūlymų iš kitų frakcijų, į tas siūlymus atsižvelgėm, tačiau buvo tai labai įdomiai numatyti savivaldybės biudžeto, pavyzdžiui, miesto parko arba miesto sodo plašetkė, kurią patikė visuomenė. Mes vadiname plašetkė, tai ta būtent stoginė, graži, kur yra projektas yra parengtas ir buvo siūloma finansuoti savivaldybės biudžeto, tačiau mes sugebėjome pritraukti ES lėšas. Ir ta plašetkė vadinama bus finansuota iš ES lėšų, tai mūsų biudžeto lėšos tauposi. Antras projektas, kurį pateikė prie Lidl centrinio mūsų Jazminų turgaus vadinamojo, yra 2 tvenkiniai, kuriuos mes planuojame išvalyti. Bendruomenė pateikėjusi yra projektą, pastatyti suolelius, apželdinti, sutvarkyti, padaryti rekreacinę erdvę. Mes nenaudojame iš rezervo pinigų, mes naudojame europinius projektus iš Lygiškėlių mikrorajono ar Vidzgirio mikrorajono tvarkymo. Tai bus sutvarkyta europiniais pinigais. Tai galime daryti, planuojam šįmet, nes jau plašetkės pirkimai yra paleisti, ar gal net ir nupirkti, nežinau dabar reikėtų kokioje stadijoje yra, o šiaip tai praeitais metais buvo patiktas projektas, šįmet mes tuos pinigus turime ir pradėsime darbus. Tai laukime pavasario, atšilus orams, kad galėtume kasti, tvarkyti ir norėtų, kad jau
rudenį jau ten žaliuotų žolė. Vakar per tarybos posėdį iš opozicijos gavote, tokius tarsi kaltinimus, kad valdančioji dauguma daugelį gerų darbų nukopijavo ir pateikė kaip savo. Iš opozicijos sulaukėme praktiškai gal tik 3 siūlymų. Ir tie, kur 3 siūlymai mes įdėjome beveik 100%, jie nebalsavo tie žmonės. Nedalyvavo balsavime. Tai žinau, kad Piliečių frakcija, kurie pateikė 100% patenkinome jų siūlymus, kurie buvo pasiūlyti ir mums buvo raštu pateikti administracijai, mes įdėjome į biudžetus, ką jie sakė, kad lyg tai apglūdintas biudžetas, bet tai nebuvo pateikta. Tai žinote, nukopijuoti siūlymus, tai yra, kai girdėjau Laura Radzevičiūtė, sakė, kad mes nukopijavome, pati nebalsavo už biudžetą, tai jeigu nukopijau būtent jos biudžetą, jos siūlymus, tai ir balsuok, tai reiškia labai geras yra. Man yra keista, kai pasiūlo mokytojų padėjėjams skirti etatus, bet nebalsuoja už pinigų skirimą jiems. Tai va šitoje vietoje yra, aš manau, kad čia politinė manipulacija, bet šitoje vietoje mes suprantame, kad tai yra rinkimai. Iš esmės tai biudžete yra, nežinau, keli tūkstančiai eilučių ir nukopijuoti praktiškai neįmanoma. Konservatorių ir socialdemokratų frakcija pateikė bendrą, kartu ir be abejo su daugiau mūsų kolegų, pateikėme bendrą siūlymą kartu su administracija, subalansavome biudžetą, tačiau ketvirtadienį, kai buvo frakcijų stovų pasitarimas, biudžetas buvo vienoks, antradienį gavom papildomą lėšų. Ir mes vis dėlto pažiūrėjom, kad reikia jį pataisyti, parengėme alternatyvą irgi taip pat bendrą. Ir šitoje vietoje mes nesistengėm kopijuoti, mes stengiamės išgirsti norus, prašymus, juos sudėti į biudžetą ir padaryti kiek įmanoma geresnį. Aš manau, kad visi gali prisikabinti. Istorijoje, man 16 metų būnant tarybos nariu, niekada neprisimenu, kad opozicija balsuotų už biudžetą. Šį kartą nebuvo balsuojančių prieš. Visi vienbalsiai dalyvavę balsavime patvirtino biudžetą. Tai yra istorinis, manau, Alytaus įvykis ir tą parodo, kad net ir prieš rinkimus, net neturi pasakyti, ką prieš biudžetą ir pasakyti, kad nukopijavai geras idėjas, tai džiaukimės. Tai reiškia įgyvendinta viskas, kas yra norima. Tai biudžetas iš tikrųjų yra geras, yra rekordinis ir tikiuosi, kad manau, kad patenkinsime beveik visas sritis idealiai 100%. Planuojame regione, esame sutarę su 5 savivaldybėm, tai Lazdijais, Druskininkais, Varėna, Alytaus rajonu ir mes. Esame sutarę, kad vis dėlto plėsime jaunimo verslumą. Jaunimo verslumą, naujų verslų įkūrimą ir tokį vadinamą hub, tai yra tokius erdvė, kur jaunimas gali lengvatinėmis sąlygomis gauti patalpas, moderniausią įrangą ir pradėti startuoti su savo verslais. Tai iš tikrųjų yra numatyta, dabar biudžete yra parengti investicinį projektą. ES duoda beveik 5 milijonus eurų, iš jų reikėtų prisidėti 15%. Tai bet tuos iš tų 15%, 7,5 duoda valstybė ir 7,5 reikėtų prisidėti mums. Tai didelė investicija į miestą, į jaunimą, į ateities lyderius, į ateities verslus ir planavom, kad galėtų tas pastatas būti šilumos tinklų pastatas esantis Žuvinto gatvėje prie sporto rekreacijos centro arba mums visiems žinomų sporto rūmų. Jis dabar nenaudojamas, nes įstaiga persikėlė, susitvarkė patalpas, susikėlė į vienas patalpas, jis yra likęs laisvas ir įstaiga siūlė nupirkti tą pastatą mums ir mes galėtume ten įrengti. Ten yra vieta tikrai graži, gera ir jaunimo verslumui būtų, manau, kad labai labai tinkama. Ja, iš tikrųjų, nemažai čia kolegos pakalbėjo apie skaičius, tai gal aš apie skaičius turbūt mažiau kalbėsiu, gal apie principus. Kalbėsiu, kokiu būdu mes šitą biudžetą formavome, tai gruodžio mėnesį pradėjome, iš tikrųjų skaičiai kito, opozicija turbūt irgi neveltų dėl to piktinasi, kad kito tie skaičiai, bet mums iš ministerijų sukrenta tik tais metų pradžia, persikėlė metus ir tie likučiai gaunasi truputį kitokį nei planuoti. Tai čia ne planavimo problemos, bet tiesiog taip institucijos veikia, kad tuos dalykus pamatai. Tai žodžiu, kadangi priėmėm vis tik 2 frakcijų suformuotą biudžetą, tai Tėvynės sąjungos, Krikščionių demokratų ir socialdemokratų, tai koks principas buvo iš mūsų pusės, kad biudžete būtų tai atlyginimai. Tai praktiškai pusė biudžeto yra atlyginimai ir, kaip ir minėjau, didėti atlyginimai. Kitas dalykas yra rezervas, didelis pakankamai, nes kitais ankstesniais metais, sakykime, jisai būdavo mažesnis, tai visi suprantam, kad dabar rinkimai už mėnesio bus ir, didžioji dalis yra opozicijos ir net ir pozicijoje matyti buvo visokių siūlymų, kad, gal reikia čia kažkokių tokių saldainėlių prikaišioti, gal čia balsuos, gal čia reikia padaryti, bet, vis tik, manau, kad tradicinės partijos jos jaučia atsakomybę ir mes, manau, kad,
išpildėme tik tai tuos pagrindinius ir stabilius lūkesčius. Tai ir gydytojų fondą turime, ir jaunimo iniciatyvą skatiname, infrastruktūros projektai bus. Aš manau, kad mes tikrai padėjome pagrindus būsimai valdžiai, kurią miestiečiai parinks ir jinai turės tą tokį krepšelį, visi idėjų čia atsineš. Tai jeigu turi idėjų, tai turime tą rezervo fondą. Švietimas, aišku, labai svarbu, mokytojų padėjams skiriame atlyginimus, etatus atsiprašau. Opozicija, aišku, ne visa palaikė, nors labai garsiai šūkavo vakar ties pasakius po to posėdžio ar galvas skaudėjo, kai buvo daug diskusijų padaryta, bet tie, kurie daugiausia rėkavo, tai nelabai ir palaikė tų dalykų. Tai reikia atrinkti grūdus nuo pelų ir visada pasižiūrėti ne taip, kas ką kalba, kaip balsuoja, kaip įgyvendina tus projektus. Tai aš manau, kad pagrindinius dalykus padarėme. Tie, kurie balsavo, kaip ir meras minėjo, vienbalsiai, opozicija priteikė savo siūlymų, beje, tų siūlymų buvo įvairių. Buvo dalis siūlymų, kurie buvo skirti pravalgymui ir, kaip sakiau, rinkimams skirti, tai tikrai nenoriu vardinti tų žmonių, kurie tą siūlė, jie ten, jeigu norės, jeigu patys kalba, bet iš esmės išpildėme praktiškai visų lūkesčius, nekopijavome, kaip kalba dalis opozicijos, o iš tikrųjų įsiklausėme. Įsiklausėme, nes dažniausiai būname kaltinami, kad važiuoja buldozeriu pozicija ir valdančioji dauguma ir neklauso mūsų opozicijoje sėdinčių ten. Tai akivaizdu, kad šį kartą atsižvelgėme ir sulaukėme vieningo palaikymo. Bet ir opozicija pritarė. Pritarė. Vienbalsiai. Aš noriu dar paklausyti, sakykit, anksčiau administracijos direktoriaus rezervas koks buvo, dabar sakėt 750, ankstesniais metais? Tai būdavo apie 300. Įdomiausia yra tai, kad biudžet rezervas praktiškai, kiek man tenka būti tarybos nariu, 16 metų gale būdavo pravalgomas. Išdalinamas kam tikrom, nes jis būdavo nepanaudojimas. Išskirtiniai šie 4 metai, kaip rezervą pirmą kartą pradėjome naudoti, tai gaisro likvidavimui, turėjome nelaimę Alytuje, po to covidiniai situacijai, po to baltarusų, kurie atvyko pas mus nelegalai, o dabar ukrainiečiai. Tai praktiškai 4 krizinės situacijos, kurį mums labai reikia rezervų. Tai šito vietoje pasilikti nulį ten yra tikrai neatsakinga. Ir šiaip žiūrint, aš gal tokių 16 metų tokia tendencija galėčiau pasakyti, kadangi vadovau ir biudžeto komiteto pirmininkas buvau daugybę metų, tai aš matydavau tą tendenciją, kad norai ir galimybės. Tai pamenu, 8, 9 metai, 7 būdavo maždaug 20% daugiau norų nei galimybių. Tai būdavo, jei tarkim biudžetas būdavo 30 milijonų, tai būdavo maždaug už 36 milijonus norų, o 30 milijonų skiriame. Dabar praktiškai yra dvigubai daugiau norų ir panašiai. Tai kaip ir pas mus šeimoje. Aš ir, pavyzdžiui, norėčiau naujo automobilio vairuoti, nors vairuoju 14 metų senumo mašiną. Tai tu nori, bet tu turi supras galimybės. Tai ne viską gali iš biudžeto patenkinti, o tų tikrai siūlymų fantastinių, duoti nemokamai tą, kompensuoti, vaikam nemokamą maitinimą iki 4-5 klasės, nemokamą mieste pravažiavimą, nemokamą šildymą, nemokamą apšvietimą, nemokamas aikšteles. Mes girdime tų siūlymų. Jeigu turėtume dar atliekamą 100 milijonų, tikrai padarytume, bet mes puikiai suprantame, kad nieko nemokamo nebūna, už tai kažkas sumoka. Dabar administracijai didelis uždavinys suderinti laike tuos visus darbus, kurie yra numatyti, įvykdyti viešuosius pirkimus, kurie kartais sunkiai sekasi dėl įvairių priežasčių. Vienas dalykas, kad dabar turėsime daug daugiau darbo, nes daug pirkimų centralizuojama iš visų įstaigų ir taip toliau, ir tas skyrius tikrai turi ir atsinaujinęs ir taip toliau, bet turės žymiai daugiau darbo, nauja sistema ir taip toliau. Ir turime suderinti, kaip jau meras buvo minėjęs, tuos darbus, kurie ir pinigus, kurie yra skiriami iš biudžeto ir iš ES, ir kad tie projektai, kai kurie finansuojami iš kelių šaltinių, kad jie dėrėtų laike. Tai tokio iššūkio administracijai tikrai yra labai daug, bet džiaugiuosi, kad dirba daug patyrusių specialistų ir jie puikiai žino savo darbą ir su tuo darbu dar pat iki šiol susitvarkė, nors tos krizės, tie iššūkiai, kuriuos minėjo meras, prideda dar daugiau darbo, papildomų pareigų, papildomų įsipareigojimų ir tam tiesioginiam darbui, kuris metai iš metų buvo anksčiau, reikia suderinti, nes papildomi darbai irgi labai daug laiko atima. Tai tiek tik tai galėčiau paminėti, kad stengsimės tai, kas suplanuota biudžete, kad
normaliais terminais, taip kaip numatyta, tuos skirtus pinigus panaudotumėm efektyviai. Vakar tas irgi buvo labai akcentuota ir dėl turto valdymo, ir dėl kitų dalykų. To efektyvumo reikia siekti. Šių dviejų frakcijų siūlymų buvo nuspręsta, kad vis tik svarbiau yra atlyginimai, svarbiau yra komunalinė, svarbiau yra įstaigų išgyvenimas ir frakcijos pasiūlė, kad vis tik Snoro banko paskolos jos gražinimą nukelti į metų pabaigą, tai yra tada, kada bus koreguojamas biudžetas, vis tik metų eigoje gaunam papildomai lėšų, tai dabar svarbiau yra įstaigų veikla, tinkama įstaigų veikla. Tai buvo sunku, iš tikrųjų kritikos daug, kaip čia planuoja tik tai 10 mėnesių, bet gerai, kad pasiūlė, kad išeitį. Iš tiesų, Snoro paskola metai iš metų tempėsi, dabar taip finansinių rodiklių įstatymė yra įrašyta, kad iki gruodžio 31 dienos turim ją grąžinti. Palūkanos fiksuotos ir sumokamos tik vieną kartą, taigi jos nekapsi metai iš metų, tai manau, kad tikrai teisingas buvo sprendimas, kurį priėmė šios dvi frakcijos. O iki to, kol nebuvo to sprendimo, tai buvo labai sudėtinga, vis tik turim virš 40 asignavimų valdytojų ir visiems jiem buvo planuota mažesni asignavimai negu reikėtų. Tai turbūt iš tiek biudžetų... Yra Snoro. Kaip sakote? Kokia paskola? 3 750 000 su palūkanom, 450 palūkanų. 19 metais ši kadencija gavo palikimą daugiau nei 12 milijonų savivaldybės skolą. Kai atiduosime, manau, kad šį mėnesį ir galbūt vasario mėnesį pačioje pradžioje, šį mėnesį atiduosime dar vieną įmoką, tai mūsų skola sumažės per pusę, bus 6 milijonų. Tai 6,5. Tai reiškia, nuo 12 iki 6 milijonų nepraskolinom savivaldybės biudžeto, nepravalgėme. Yra labai paprasta vadovauti ir skolintis, imti paskolas, nes mes matėme tą paskolų didėjimą, bet šitoje vietoje vis dėlto naujai tarybai paliekame žymiai mažesnę savivaldybės skolą, 2 mažesnę. Tai yra pakankamai gerai, o ar, sakom, neturėjom minčių ir idėjų, turėjom minčių ir idėjų. Bet žinot, kai pasiskolini, tu supranti, kad tau reikės kažkada grąžinti. Kaip ir namuose, gali prisiskolinti, bet tau supranti, kad tau reikės grąžinti. Tai mūsų žiūrėjome labai atsakingai miesto valdymą ir į paskolas, nes tas yra labai svarbu ateityje, jei turėsime tikrai rimtų, didelių projektų, kuriems reikės prisidėti, o čia tada mes ir skolinsime. Nes šiais metais projektų bus labai daug, nuo mokyklų, darželių, kultūros, švietimo įstaigų, kelių, žiedų, atsinaujinančios energetikos ir visokių tų dalykų. Tai šiais metais tikrai turėsime daug ką nuveikti, tai dėl to ir labai stengiamės, kad atiduot greičiau skolas, kurias kažkada tai praeitos kadencijos paėmė, lengvai pagyveno, labai faina buvo daryti, kai skolinėsi pinigus, bet šitoje vietoje mes nenusiteikę skolinti. Šiemet pavyko padaryti esminį pokytį 2 vietose. Tai pirma sritis tai yra mūsų sodas, miesto sodas, kuriame šiuo atveju turime jau parengtą projektą susijusi būtent su sena, kuri tikrai atsiras nauja, tikriausiai matėte ir viešinimą, kaip tai atrodys, manau, tai yra labai solidu. Kitas dalykas, labai svarbus akcentas, taip pat bendruomenės iniciatyva, tai yra Matučio parkas. Taip pat kita labai svarbi sritis, tai yra viešasis transportas. Taip, lūkestį tikrai gyventojai turi didžiulį jo atžvilgiu. Taip, kiekvienais metais mums kainuoja nuo 500 iki 800 tūkstančių tas vadinamasis dotavimas, tiek reiškiasi, mums dar kainuoja papildomai prie to, ką gyventojai sumoka pirkdami bilietą, bet nepaisant to mes matome didžiulį pasisekimą, nes paslaugos kokybė yra ženkliai išaugusi nuo ką mes turėjome praėjusiu laikotarpiu ir labai svarbu, kad jau šiemet planuojame įsigyti dar 5 elektromobilius. Tai elektroautobusai 5, kurie leis taip pat turėti ekologišką transportą, tylų transportą, bet svarbiausia išplėsti papildomą lūkestį, sakykime taip, mūsų papildomų maršrutų atžvilgių.
Taip pat labai yra svarbus projektas, tas didysis, taip vadinamasis projektas, tai yra mūsų oro linijų šalinimas, keitimas ir darimas požeminių linijų būtent elektros prasme, tai yra visų elektros tinklų keitimas, atnaujinimas. Tai pasieks daugiau kaip 140 gatvių, tai mes keisime seno tipo lempas į naują LED apšvietimą. Taip, galiu pabrėžti, kad ir biudžete, jeigu skaitėte, detalizavote pagal numatomo projekto apimtis ir numatytas sumas, mes kol kas matome, kad pajėgsime įgyvendinti 50% keliamo to lūkesčio, tos apimties projekto. Tikimės, kad galbūt dar gausime valstybės tam tikrų dotacijų metų eigoje ir pavyktų įgyvendinti didesnį apimtį to projekto, bet tai iš principo padės tiek taupyti mums elektros energiją, nes tai be abejo suprantame, kad yra naujo tipo lempos, leidžiančios ženkliai taupyti, taip pat yra labai svarbu, kad apšvietimo kokybė ir visa kita tikrai ženkliai išaugs. Ir pabaigai norėčiau pasakyti apie galbūt tokius svarbiausius projektus, tai be abejo tai yra Ulonų Santaikos gatvės projektas, kuris didžiulis yra savo apimtimi ir savo svarba. Taip pat labai svarbu, kad kapitališkai planuojama suremontuoti jaunimo parko pėsčiųjų taką. Žinome, koks yra patekimas, nes visa infrastruktūra yra pakankamai dabar tikrai gerai sutvarkyta, matėme naujus visas iniciatyvos projektus, bet patekimas į ją, tai yra tas mūsų hilas, kuris kas kartą gyventojų yra išreiškiamas, kad sakome, mes turime puikią infrastruktūrą, bet patekimas yra tiek neįgaliajam, tiek kitam yra labai sudėtingas. Taip pat labai svarbu, kad rekonstruosime Miklusėnų gatvę ir įrengsime automobilių stovėjimo aikšteles. Tai politikų, man atrodo, pagrindinė užduotis tai yra maksimaliai racionalus lūkesčių suvaldymas ir patenkinimas visos bendruomenės.